Kembridžas – istorinis svajojančių bokštų, akademinės kompetencijos, pasiplaukiojimų Kemo upe ir džiunglių muzikos miestas. Visada nešiojuosi garso sistemą, nes niekada nežinai, kada teks groti. Taigi gyvenu Kembridže. Esu mokslininkė, bet pastarosius 4 metus vadovauju savo pačios įkurtai įmonei Novalia. Mes stengiamės suteikti spaudiniams daugiau interaktyvumo. Novalia gali pasirodyti esanti paprasta spausdinimo įmonė, bet taip tikrai nėra. Jų spausdiniai sukelia daug triukšmo. Šis būgnų plakatas yra labai įdomus, galima jį paliesti. Jis muša kelis taktus. Taip pat darome spaudinius, kurie turi Bluetooth funkciją ir gali prisijungti prie išmanio telefono, o tada ir prie interneto. Plonų rašalo, kuriame yra nanodalelių sluoksniu, Kate ant popieriaus išspausdino kelias elektros grandines. Po pranešimo TED konferencijoje apie nano anglies rašalą Kate pademonstravo, kaip didžėjauti ant popieriaus. Po to su ja susisiekė labai ypatingas gerbėjas. Po metų gavau žinutę tikriausiai iš geriausio didžėjaus pasaulyje. Didžiai Kubertas sako man: labas, mačiau tavo pranešimą TED konferencijoje. Ketinu išleisti savo pirmą albumą po 15 metų ir norėčiau, kad pagamintum jo viršelį. Taigi norėjome, kad ant albumo viršelio būtų veikiantis didžėjaus diskai. Pradėjome bendradarbiauti su didžėjams skirtų programėlių įmonę. Tai turbūt buvo sunkiausias mano darbas. Su Kate nano anglies rašalo pagalba Kuberto kuklaus albumo viršelis tapo interaktyviu elektroniniu laidininku. Ant viršelio esantis mikseris per Bluetooth valdo telefone įrašytą didžėjams skirtą programėlę. Kai kas nors jį paliečia, atrodo, kad jie nebesupranta, kur esą. Jų veidą nutvieskia didelė šypsena, tarytum jie būtų vaikai. Jie susipažįsta su technologija to net nežinodami. Tai matydama jaučiu didžiulį įkvėpimą. Man tai yra didžiausias atlygis. Nano anglies rašalas tapo dar nuostabesnis, atradus naujausią stebuklingą medžiagą – grafeną. Grafenas yra tik vieno anglies atomo pločio. Jis yra stipresnis už plieną ir permatomas. Futbolo aikštės dydžio grafenas sveria mažiau nei gramą. Grafenas yra ypatingas tuo, kad pasižymi daugybę puikiausių savybių, kurios yra daug geresnės nei kitų medžiagų. Pavyzdžiui, stiprumas, laidumas, lankstumas, skaidrumas ir panašiai. Tačiau svarbiausia, visas šias savybės turi viena medžiaga, o ne daug skirtingų. Grafenas pirmą kartą izoliuotas Mančesterio universitete. Nors tai greičiausia pati pažangiausia medžiaga pasaulyje, ji gaminama iš grafito arba žmonėms geriau žinomo grafitinio pieštuko. Grafitą pirmą kartą iškasus netoli Borrowdale'o esančioje kasykloje 16 amžiuje niekas nežinojo, ką su juo daryti, taigi pradėjo juo žymėti avis. Dabar Mančesterio universiteto tyrėjai, chemikė Sara Vernon ir fizikas Nikas Clarkas naudoja grafitą grafenui gaminti. Paprastas grafitas, kurio galima rasti kasykloje, atrodytų taip. Šiek tiek panašus į akmenį. Jei pasiseka ir pavyksta rasti gražų gryną gabaliuką, jis turi šiek tiek blizgesio. Visa tai yra beveik vien anglis, kurią šiuose dviejose erdviniuose sluoksniuose laiko silpnos jėgos. Tai reiškia, kad rašant jų ant popieriaus lieka keli anglies sluoksniai. Grafito struktūrą galima prilyginti popierių krūvai. Juos lengva stumti vieną nuo kito. Bet jie dažnai sulimpa. Tačiau su lipnia juostele galiu paimti tik vieną lapą. Ta patį galima daryti su grafitu. Jei vieną grafito drožlę uždėsiu ant lipnios juostos ir ją nuimsiu, liks plonas grafito sluoksnis. Jis vis dar gana storas, bet jeigu nulupsiu, dvigubai suplonės. Padalykite jį dar kartą ir gausite 4 kartus plonesnį sluoksnį, tada 8 kartus ir taip toliau. Čia glūdi visa esmė. Jeigu toliau tai darysime, liks tik vienas grafito sluoksnis. Tai ir bus grafenas.
Mančesteryje Nikas ir Sara priklauso tarpdalykiniai komandai, kuris stengiasi paruošti grafeną rinkai. Turime žmonių dirbančių fizikos, chemijos, medžiagotyros, inžinerijos, matematikos, biologijos srityse. Apimame beveik visas sritis. Grafeno tyrimuose dalyvauja net verslo mokykla. Nors grafenas pasižymi visomis minėtomis nuostabiomis savybėmis, jis nėra pakankamai tvirtas, kad būtų naudojamas vienas. Mančesterio komanda ieško būdų, kaip įtraukti grafeną į kitas medžiagas ir taip pakeisti jų savybės. Kalbant apie šias daugiasluoksnes medžiagas, manau neįtikėtina, kad kuriame struktūras, kurių gamtoje nėra. Jei komandai pavyktų padidinti grafeno sluoksniavimo mastą, atsivertų neišsemiamų galimybių, lankstus ekranai, efektyvesni saulės elementai, DNR sekos, net greitesnė elektronika. Grafeno stiprumas, laidumas ir skaidrumas atveria Kate naujų galimybių. Grafeno rašalas, pagamintas iš vandenyje sulaikyto gryno grafeno, yra pakankamai tvirtas ir pakankamai skaidrus, kad paprastu spausdintuvu jį būtų galima išspausdinti ant bet kurio paviršiaus. Ant grafikos uždėtas permatomas plastikas, o ant to permatomo plastiko yra grafeno rašalu išspausdintas spaudinys. Mes naudojame grafeno rašalą kaip skaidrų laidininką, taigi man palietus šį mygtuką jis susijungia su mano telefonu ir aš galiu groti. Sukūrėme šitą smagaus, tačiau pagrindinis tikslas yra įkvėpti. Net neįsivaizduojame, kaip viskas toliau rutuliosis ar kur grafenas bus naudojamas. Labiausiai tikėtina, kad jis bus derinamas su kitais išradimais, kitomis technologijomis. Būtent taip gauname savybės, potyrius ar technologijas, apie kuriuos net nesvajojome.